Sveiki visi, taigi su jumis Gediminas ir šiandien parodysiu pamoką labai lengva, kaip pasidaryti gražų logotipą savo. Taigi jums reikia, mes šiandien naudosime, tai yra Cinema 4D R13.016. Nu, čia nesvarbu, aišku. Taigi, mėgime ant šitos suraitytos virvės su kažkokiu siūlu ir plius. Laikome pelytę ir tekstą. Užsirašom savo norimą tekstą. Ir turime bitvadą. Taigi, toliau pasirinkam ant šito žalio kubo ir extrude NURBS. Nieko, kaip matome, nieko neatsitiko. Dabar laikome, pasižymim tekstą ir keliam į viršų ant šito kubo, kol atsiras rodiklė apačio. Ir turim štai tokį gan gražų bitvadą 3D tekstą. Tai čia, aišku, galima išdidinti štai taip, kad atrodytų, matot. Galim padaryti taip, kad žemyn stovi, bet aš nieko nedarysiu. Štai taip. Čia. Čia nieko. Štai čia galim, nežinau. Štai nu, štai taip. Nu, čia kaip norit savo pasidarom aukštį, bet man nieko nereikia, taigi pasižymim vėl. CTRL-C nukopijuojam ir CTRL-V. Taigi atsitraukime į dar kartą. Štai taip. Atsiprašau, čia man parašė. Kreipkite dėmesį. Štai taip. Taigi turime didesnį. Taigi pasiimam CTRL-V, dar didesnį pasidarysim. Na, aišku, kuo didesnis to geriau. Štai taip. Ir turime štai tokį didelį. Taigi dabar štai čia galime paminti Create Shader Nukiai. Taigi Color A pasižymim, nežinau, kokį jums gražesnę darysiu. Tamsiai mėlyną. Ir užmetam ant štai pačio pirmo. Štai taip. Taigi sukuriam dar vieną. Sudarom juodą. Darysime šešėlius. Štai ten. Ir štai ten. Tai va. Galime pasižiūrėti, kaip atrodo. Nu, ant balto gravo, o ant juodo šito tai nesmato. Taigi, matot, labai atsispindi toksai. Taigi darom dar tamsesnį, tokį labai tamsų. Nu, toks valas. Taigi, mums reikia pasimėgti štai čia floor. Pasimėgti štai čia pasirinkti gal balčiausią turbūt spalvą. Nu, aš kokią norite pasirinkat. Tai va, čia biškį pasitraukiam, kad gražiau atrodytų. Štai taip. Nu, taip. Taigi, dabar pasiimam štai čia. Įsikeliam. Štai taip, kažkur nusistatom. Ir pasižiūrim, kaip atrodo. Nu, štai matot, toks atspindys labai gražus gaunasi. Bet aišku, galim tobulinčiau kaip. Štai taip. Aha. Štai taip. Padarom iš viršaus. Ir turim tokį gražų paveikslėlį. Nu, aišku, čia galima dar daug daryti, bet aš nedarysiu. Taigi, mums reikia pasimėgti štai čia. Nustatyti failo vietą, kur mes jį seivinsim. Užsivaldinti.
pasirinkti JPG. Štai čia parašyti savo kokius norima pikseliai, kad būtų dydis. Štai taip. Štai čia ir pamėgam štai čia rendinti. Štai mums surendina ir baigti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Giza, Gediminas ir sakau jums iki.